Tai pastaruoju metu iš tikrųjų dažnai susiduriu su tokia problema, ateina pas mane įvairaus amžiaus vaikai pasikonsultuoti būtent dėl pėdų savo padėties. Ne? Tai būtent šiandien galbūt norėčiau padiskutuoti ir pakalbėti apie būtent pėdų pasvirimą į vidų, ar ne? Tai pasireiškia tuo, kad vaikas, kada stovi, jo pėdos būna pasvirusios į vidų, vėliau krypsta keliai į vidų, ar ne? Tai turim kojų padėtį X ir to gali pasikeisti klubų įsistatymas į gūldobę ir dubuo gali pasvirti į priekį, ar ne? Ir galim turėti netaisyklingą laikyseną. Tai kame yra diskusija, ar ne? Tai tarkim ateina 1,5 metų vaikas ir mama sako, man neramu dėl pėdų padėties, ar ne, tos pėdutės krenta, tai iki 5 metų mūsų pėda vystosi, ar ne? Tai vaikams yra būdinga ta plokščia pėda, ar ne, dėl to, kad ten yra riebalinis audinys, kuris užpildo pėdą ir paskui skliautas po truputėlį kyla ir ta pėda mūsų formuojasi, ar ne? Bet dažnai man būna klausimas, kur yra riba. Ne? Ir tarkim, aš turiu sekantį savo pacientą, kuris yra 10 metų, ar ne? Irgi ta pati problema. Tai sakau, ar jūs buvot kažkur kreipėtės, ar ne? Nes aš matau pėdos pakritusios į vidų, X-as, padidėjusi juosmeninė lordozė, netaisyklinga laikysena. Aš paprašau mergaitės atsistok, man prašau tiesiai. Ir mergaitė man atsistoja tiesiai va taip. Ta pasakė, kad reiškia, jos smegenys, jeigu jau čia kalbant apie tą, kad smegenys prisimena, ar ne, kaip raumuo dirba, prisimena ir atpažįsta savo laikyseną, ar ne, jos mokinasi, tai reiškia, jos smegenys išmoko, kad taisyklinga laikysena yra va taip. Ne? Tai vaiką mes turim supažindinti ir koreguoti jį normalią laikyseną, kaip turėtų būti, ar ne, pirštų galų, ar ne, kojas koreguoti, laikyseną koreguoti ir jinai turi iš naujo mokintis. Tai kai turi mažą vaiką ir ateina 1,5 metų, tai diskusija, ar ne, dėl to, kad tarkim, jeigu mes žinom, kad iki 5 metų pėda vystosi, ne, ir ortopedai dažniausiai sako, palaukit, tai čia viskas gerai, čia pėda vystosi, tas iksiukas, ar ne, tai pastebėjus tokius požymius, kad jeigu jau mums neramu, tai būtinai turi tėveliai pasikonsultuoti, kad paskui neatsitiktų taip, kad ateina 10, 7, 6 metų, kur matom, kad ta pėda neįsikoregavo. Nes iš tikrųjų kineziterapeutai, dirbantys su vaikais, turi taipogi tam tikrus pratimus. Tai lygiai taip pat pėdos stiprinimo pratimai, turi rekomendacijas, ką namuose galima daryti, ar ne, kaip stovėti taisyklingai, kaip vaikui parodyti, kaip taisyklingai stovėti, kur svoris turi būti vaiko pernešimas, kaip stovi, ar ne. Tai čia yra tas toksai labai svarbus faktorius. Nes jeigu kalbant ir dabar yra labai daug teorijų, ar ne, apie smegenų vystymąsi, atpažinimą, tai realiai mūsų smegenys, jeigu mes turim pėdas nukritusias, jos ir mokinasi vaiką atpažinti erdvėje, ar ne, būtent tom pėdom pasvirusiems į vidų. Tai aš manau, kad tą yra labai svarbu kalbėti ir diskutuoti, nes dar labai dažnai kalbama ir apie avalynę. Tai vienas kineziterapeutas Olandas, mes diskutavus, kaip pas jų šalis, vieni deda batukus, ar ne, su supinatoriais, kad pakeltas skliautą ir padarytas pėdas taisyklingai. Tai nededa, sako, pas mus lygiai taip pat, vieni rekomenduoja, kiti nerekomenduoja. Bet šituo atžvilgiu, tai aš manau, svarbu ne kiek avalynės, bet tuo ankstyvuoju amžiu pastiprintas pėdas, pakoreguoti ir parodyti vaikui, kaip yra taisyklingai. Ar ne? Ir lygiai taip pat tas pėdas grūdinti, ar ne, duoti tam tikrų naujų pojūčių, ar ne, kaip ir visokios nesvarumo užduotys gali būti, tarkim, kažkur prie jūros basomis ant smėliuko, vandenukas, akmenukai, galima duoti paprastas užduotėlės ten. Mano mėgstamiausias ir vaikams šiaip visai patinka šitie rankšluošiai popieriniai ir plėšyti su kojytėm rankšluostukus, galima juos su pirštukais kojyčių suvynioti, galima su pėdom piešti, nes kada mūsų pėda dirba, įsijungia pirštai ir pakyla mūsų skliautas ir automatiškai pėda stiprėja.
Ir tikrai aš esu turėjus savo atveju net 5 metų, kur pėdas galim tikrai susikoreguoti ir pakankamai neblogai. Tai taip, gali būti genetinis faktorius, ar ne, kada paveldima, gali būti dėl žemo raumenų tonuso, gali būti tam tikrų diagnozių, bet manau, kad ankstyvuoju amžiu būtina atkreipti dėmesį, kad išvengtumėm to, kad vaikas 6 metų ir neišaugo. Arba jeigu matom ir sako, kad išauksim ir, sakykime, neturim galimybių lankytis, tai bent turėtų atsirasti kineziterapeutas, kuris stebėtų, ar tikrai vaiko pėdos koreguojasi. Aš turėjusi labai daug vaikų iš tikrųjų, tai vieni taikė, kiti tėvai yra labai už avalynę, jie tikrai kreipiasi į ortopedus, kad pagaminti ir kitiem tikrai labai gražiai pavyksta įsikoreguoti ir aš nematau jokių ten problemų, ar ne. O kitiems yra, kur tu atrodo darai, bet vis tiek tos pėdos krenta. Tai man atrodo, kad čia kiekvienas atvejis yra labai individualus, bet jeigu pasirinkimo klausimų, tai yra visada, kad už. Tu turi daryti, koreguoti, nes ir ypatingai kuo anksčiau, tuo geriau.